kai ką priminsiu. Prieš atsidarant Grūto parkui važiavome su šeima pro šalį ir stabtelėjome pažiūrėti, kasgi ten bus įrengta. Ir kokiagi didžiausia, citata čia gal, kovos su sovietiniu palikimu stebuklą, šiaip žodžio sovietinis nenaudoju, todėl naudoju šitą frazę kabutėse. Kovos su sovietiniu palikimu stebuklą ten pamatėme. Neatspėsite niekas. Mano gimtųjų Šiaulių nuo pjedestalo nukelta skulptūrų grupė 1863 metų sukilėliams prieš Rusijos caro režimą atminti. Pakartoti, 1863 metų sukilėliams prieš Rusijos caro režimą atminti. 1992 metų vasarą važiavau pro Joniškį, kurio nedidelėje aikštėje sankryžoje prieš bažnyčią pamačiau tik atstatytą paminklą mūsų nepriklausomybei, gražios merginos skulptūrą. Priešais ją ant vieno kelio klupojo tarybinės armijos karys, senoji skulptūra, tarybinė, sovietinė, jeigu jūs jau taip mėgstate tą terminą. Nulenkęs galvą ir rankoje laikantis kovinę vėliavą. Sustojau, sušnekau su dirbusiais. Vyrai, sakau, įtikinkit valdžią palikti šią nuostabią kompoziciją. Tarybinė armija atsiklaupusi ant kelių prie mūsų nepriklausomybės ir nulenkusi jai kovinę vėliavą. Nežinau, ar vyrai perdavė šią mintį ir palinkėjimą Joniškio valdžiai. Likome su žmona Regina matyti vieni tokie nesuprantantis. Kitą kartą aikštėje bepamačiau vienišą mūsų nepriklausomybę. Be tarybinio paminklo. 25-ųjų nepriklausomybės atkūrimo metinių proga siūlau Seimo kovo 11 salėje didžiulėmis raidėmis įamžinti Vytauto Landsbergio, tuo metu dar netapusio mūsų valstybės idėjos išdaviku, mintis iš jo knygos Sunki laisvė apie 1991 metų Lietuvos Respublikos konstitucinį įstatymą dėl Lietuvos valstybės. Cituoju Vytautą Landsbergį. Per 90% Lietuvos plebiscite dalyvavusiųjų pareiškė, tebūnie Lietuva nepriklausoma valstybė, tebūnie ji demokratinė valstybė. Ir tokių žodžių, kuriuos ištarė beveik visa Lietuva, niekas kitas nebegalės atšaukti, pakeisti, paneigti. Jokia partija, jokia kariuomenė, joks prezidentas ar caras, net ir viso pasaulio gelbėjimo ar priežiūros komitetas, net ir šita mūsų aukščiausiai taryba, sakykime, kokiamis nors dujomis apsvaiginta ir sušaudyti prigrasinta, negalėtų priimti nutarimo, kuris teisėtai pakeistų visos tautos, vienintelio šios žemės suvereno sprendimą. Visų Lietuvos žmonių nutarimas, kad Lietuva turi būti nepriklausoma, yra aukščiausias ir galutinis, nebent jie patys rytoj balsuotų priešingai. O to jau gal nesitikėtų nė Velionis Molotovas. Tai kertinis akmuo, kuris šiandien ją padėtas į konstitucinius Lietuvos Respublikos pamatus. Ant jos statysime teisinę valstybę su žmonių rinkta valdžia, kuri pati yra pavaldi įstatymui. Vytauto Landsbergį, ar tamsta atsimenate dar šios savo žodžius? Ar jūs nenorite kiaurai žemę prasmegti, žiūrėdami žmonėmi į akis? Tai, ką jūs išdarinėjate su šita valdžia, šita prezidentė, su Lietuvos suvereniteto atidavimu, net nepardavimu. Tai jeigu šitas įrašas atsirastų minint 25-metį pagrindinėje mūsų nepriklausomybės salėje, aš tik noriu atkreipti dėmesį į tai, kad nereikėtų dar kartą klastoti istorijos. Būtina parašyti tiesą. Nepriklausomybę netuščioje vietoje atkūrė ne kažkoks mistinis ir neegzistavęs
Lietuvos Respublikos atkuriamasis Seimas, o 1990 m. kovo 11 nepriklausomybės atstatymo aktą paskelbęs, klausykitės atidžiai, okupacinės tarybų valdžios aukščiausias renkamas valdymo organas Lietuvoje, 12 šaukimo Lietuvos tarybų Socialistinės Respublikos aukščiausioji taryba. Taip, prieš skelbdami kovo 11 aktą pakeitėme valstybės pavadinimą į Lietuvos Respubliką ir tarybinį herbą į Juozo Zikaro sukurtą vytį. Tačiau dar prieš tai 1990 m. kovo 11 dienos Lietuvos tarybų Socialistinės Respublikos aukščiausiosios tarybos nutarimu numeris 1/4 išrinkome šio okupacinės valdžios organo pirmininką. Juo tapo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio atstovas, Kniaudiškių 54-osios rinkiminės apygardos deputatas Vytautas Landsbergis. Tikrieji patriotai, nušluokite visą sovietinį palikimą, kad nieko neliktų Lietuvoje iš to sovietinio, kaip jūs sakot, palikimo. Neužmirškite nušluoti ir šio pastato Seimo, tarybinės aukščiausiosios, sovietinės, aukščiausiosios tarybos, sąjūdžio viso, nušluokite viską nuo Gedimino prospekto 1 ir Vytautą Landsbergį. Taigi palikimas sovietinės Lietuvos. Labai pagalvokite, kodėl išimti padarysite jo pasiūlytai Respublikos prezidentai Daliai Grybauskaitei. Mat galiu sukritikuoti, nes nebijau diskutuoti apie jūsų taip vadinamą sovietmetį. Štai šitas nutarimas su Lietuvos tarybos Socialistinės Respublikos herbu. Jį pasirašo Lietuvos TSR aukščiausiosios tarybos pirmininko pavaduotojas Bronislavas Kozmickas ir sekretorius Liudvikas Sabutis 90 m. kovo 11 d. Po to buvo priimta deklaracija dėl Lietuvos TSR aukščiausiosios tarybos deputatų įgaliojimų, numeris 1/10, ir pasirašo Vytautas Landsbergis, Liudvikas Sabutis. Tada jau buvo dokumentų numeris 1/11 priimtas įstatymas dėl Lietuvos valstybės pavadinimo ir herbo. Ir tik tai tada dokumentų numeris 1/12 buvo priimtas aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo.